Labą dieną, su jumis Grigoriai, ROB siuvimo stilius. Kadangi dabar prasideda vaikų atostogai, vasaros atostogas ilgas, ir mano sūnus pasakė, kad kai sužinojo, kad po 3 savaičių 2 mėnesiai bus laisvas, nereikės eiti mokyklą, jisai man pasakė, kad klausyk, aš nenoriu atostogų, aš noriu į mokyklą. Pirmą aš pagalvoju, kad jisai susirgo galbūt, vyresnis irgi pasako, kad jam kažkoks tai priepuolis, rytoj jisai pakeis savo nuomonę, bet kadangi tą nuomonę nepakeitė ir vis dėlto šiandien, po tos dienos ir net ir šiandien sakė, kad aš noriu į mokyklą, aš nenoriu į atostogą, o mokykla pas mus demokratinė, yra tokia mokykla, Paneriuose Vilniuje vadinasi demokratinė mokykla ir kadangi taip, ir aš žinau, kad ta mokykla turi keletą tokių mašinų, tai kaip padėka už tai, kad jūs esate, aš jums darau šitą video, kad jūs galėtume naudoti tos siuvimo mašinus, kuris turit savo mokyklai. Tai iš tikrųjų didelis ačiū, visiems rekomenduoju, labai gera mokykla, vaikas nenori eiti į atostogą. Man tai buvo didžiausia laimė, kada prasidėdavo atostogos ir didžiausia nelaimė, kai man reikėjo rugsėjo 1 šventė. Kokia ten šventė? Rugsėjo 1 reikėjo eiti į mokyklą. Čia ne šventė, čia tiesiog didžiausia tragedija gyvenime vaikui. Tai vat, tai tiek, didelis ačiū ir dabar filmuojam, kaip naudotis tą siuvimo mašiną, kuris turit savo mokykloje. Tai pradedam. Ir aišku, ta video bus naudinga visiems tiems, kas gavo mašiną po remonto. Mes pataisim siuvimo mašinos ir kągi su ją daryti. Taigi, yra siuvimo mašina ir kadangi mes turim statyti siūlą į viršų, tai paima siūlą, statom viršutinį siūlą ir reikės dar priviniuoti apačioj į rytį. Tai pirma, ką mes turim padaryti, tai surasti, kur tas yra vis dėlto rytis gaubtas, o jisai yra pas mus čia, ir pabandyti ją iš ten ištraukti. Va taip atsidaro durelis, ir išsitraukia rytis gaubtas. Tai vadinamas liaudiškai čelnokas, galbūt vadina, bet iš tikrųjų tai vadinasi rytis gaubtas. Ten įstatyta rytė. Į tą rytę mes turim tą rytę ištraukti, įstatyti į vinituvą, o vinituvas pas mus va čia, mes uždedam į vinituvą. Dabar atsukam va šitą varžtą, čia yra toksai varžtelis, matot, baltas, va šitas va. Laikant smaigratį, reikia į save pasukti ir atsukti šitą varžtą. Tada mašina nedirbs, o jum vinios rytė. Bet vinios tik tai tokiu atveju, jeigu jūs paspausit vinituvą į dešinę. Paspaudžiam į dešinę, galit pravesti prašytą įtempimą. Tai parodysiu kur. Galit pravesti prašytą įtempimą. Galit laikyti rankom, nieko baisaus. Aš pravedžiu dabar pratempimą ir mes užsukam, kažkiek daugiau užsukit tos siūlus ir spaudžiat pedalą, jum vinioja rytę. Užteks. Atjungiam vinituvą, užsukam va šitą varžtą, kad mašina vėl dirbtų. Dabar vinituvas neveikia, o mum dirba siuvimo mašina. Va, jinai jau sukasi, aš siūlus specialiai ištraukiau ir mašina mūsų veikia. Taip, dabar, ką daryti su tą priviniuotą rytę? Paimam tą rytę, įstatom į rytės gaubtą. Įstatom taip, kad jinai suktųsi priešais laikrodžio rodiklis. Va šitaip jinai turi suktis priešais laikrodžio rodiklis. Įveriam tarp šitų dviejų šakučių. Tarp šakutis va šitas va. Įvertas siūlas turi būti va čia. Statom į mašiną, reiškia vėl atidarot durelis, tada rytė neiškrys. Pasitenkit, kad siūlas nepakliūtų va šičia kur nors, jo, kad jisai būtų ten kažkur tai toliau. Ir dabar statom atgal, rytis gaubtą su siūlais. Va šitaip, snapas į viršų. Kaip patikrinti, ar įstatyta ar ne, pabandykit atidaryti durelis, pružina turi grąžinti atgal. Reiškia įstatytos, viskas tvarkoj. Dabar veriam viršutinį siūlą. Kaip ir minėjom ankstesnėse video, nesvarbu kokia mašina, naujoviška, senoviška ir 100 metų prieš tai išleista, ar šiuolaikinė, dabartinė, pirmą mes veriam siūlą į reguliatorių. Tai reiškia, kabliukas čia ir
tarp plokštelių siūlų įtempimo reguliatorių. Va čia tarp tų plokštelių, kad jie galėtų prispausti. Už spiroklytę, po va šitos storos vilos ir dabar į pritraukėją. Reiškia į tą detalę, kur pritraukia. Matote, tai juda, kai sukat mašiną, juda pirmin atgal va šitą detalytę. Dabar, kadangi mašina su zigzagu, tai 99% veriamas siūlas tiesiai. Kabliukas čia, vėlutė prie adatos ir dabar tiesiai į adatą, nuo savęs ten. Atkirpkite žirklėmis ir pabandysim įverti. Yra įvertas, pradedam siūt. Kaip teisingai pradėti siūt? Pirma, prilaikant va šitą siūlą, šitą siūlą prilaiko ten, nuo savęs toliau, sakysim, reikia prasukti smagritį ranka vieną kartą ir tokiu būdu išsitrauks apatinis siūlas, kur mes įstatėm dabar, išsitrauks į viršų. Aš prasuku ranka vieną dygsnį ir kai adata viršuje, išsitraukia į viršų apatinis siūlas. Apatinis siūlas ištrauktas, tos dvi siūlas dabar pravedžiam pro kojelę atgal. Va šitaip turi būti pravestos po kojelę. Dabar uždarom dangtelį ir pradedam siūt. Kaip teisingai pradėti siūt? Čia labai svarbu, ypač vaikams, reikia visiems paaiškinti, kaip teisingai pradėti siūt. Prilaikant siūlų, supraskite, visada siūlą laikom. Prilaikant siūlų, įsmeigt adatą į medžiagą, prilaikant siūlų, nuleist kojelę žemyn ir prilaikant siūlų padaryti 2-3 dygsniai su ranka. Vaikai tegul su ranka padaro, bet iš tikrųjų galima su varikliu svarbu laikyti siūlų ranką. Ir siūnam, ką mes turim? Mes turim zigzagą, šitam modeliu turim. Mašina siūna tiesiai, jeigu ant 0 brūkšniukas stovi. Ir turim dygsnių plotį, zigzagą. Taip. Kadangi dar mes turim, dar mes turim dygsnių tankumą. Čia dygsnių tankumas reguliuojasi nuo 0 iki 4 mm. Ir toliau dygsnių tankumas ir reversas. Tai reiškia, mašina gali pradedant siūt arba baigiant siūt, jūs galite užtvirtinti. Pavyzdžiui, jūs pasiuvot ir jeigu paspaudėt va šitą svirtį, jų mašina pasiūs atgal į priekį. Atgal, kol laikot šitą svirtį, mašina siūna atgal. Šiaip viskas, jeigu norėsit siūt, kadangi kojelė su zigzagu, siūti zigzagų skirta, o jums reikia, pavyzdžiui, jeigu reikia prisiūt užtrauktuką, tai iš tų aksesuarų iš sovietų laikų, kur ten jums ten dėžutė prikrovė, viską tai yra metalo laužas, išskiriant va šitas kojelės. Su šitą kojelę, jeigu norėsit prieiti arčiau užtrauktuko, arba kažkokį tai, tiesiog reikia arčiau prie kokio storo daikto prieiti, tai galite statyti šitą pusinę kojelę. Tai reiškia, ką reikia padaryti? Reikia va šitą kojelę atsukti ir vietoj jos prisukti va šitą pusinę, ploną tokią. Tada adata prieis arti prie užtrauktuko arba prie kedro kažkokio tai, ką jūs ten sugalvosit, kokį brezentą siūt ar nežinau. Statom taip. Ką mes gaunam? Gaunam taip, kad mašina siūna arti šito kliučio. Matot, aš padėjau atsuktuvą šalia ir labai arti prasiūna. Tai gali būti ir užtrauktukas savaime suprantama. Taip pat su šitą mašiną galima ir siuvinėti. Tiesiog, jeigu jūs paimsit lankelį, nuimsit visiškai kojelę, kojelė nereikalinga, nuleisit ją žemyn, nesvarbu, kad jinai be kojelės, vis tiek tas tvirtis turi būti nuleistas žemyn, jūs jungus zigzagą gali su tą mašiną ir siuvinėti, nupiešti kažkokį tai piešinį, įstatyti medžiagą į lankelį, yra toks specialus lankelis, kad medžiaga būtų įtempta labiau. Dabar aš palaikysiu rankom ir tiesiog pabandysiu išsiuvinėti kokią nors raidę, pavyzdžiui, raidę R.
Tai tiek apie šitą mašiną. Ką daryti, jeigu ką nors atsitiko? Jeigu mašina nesiuva, jeigu jinai užsikirta ar ką, jeigu kilpoja, tai visą pirma, ką jūs turit padaryti, tai paimti va šitą siūlą, į dešinę ranką ištraukti iš mašinos pilnai, apsukti aplink nugaras, paimti kairę ranką ir vėl įstatyti atgal ir vėl iš naujo įverti siūlą. Veriam siūlą iš naujo, tarp plokštelių už spiroklytę, už tą storą vielą į pritraukėją, nukreipėją, kabliuką ir tiesiai į adatą, jeigu mašina užsikirtų. Dažniausiai pasitaikus gedimas, tai užsikirtimas. Siūlo įtraukia į šaudiklinę sistemą ir negali laisvai vaikščioti, mašina užsikirta, va šiaip tokia situacija, kad nesisuka. Ką jūs turit padaryti? Galbūt apverskit mašiną, nuimkit va šitą va dangtelę, išardykit šaudiklinę sistemą ir išvalykit ją. Tuo aš parodysiu, kaip tai padaryti. Atidarot, ištraukit rytis gaubtą, va šitą spiroklį jums reikia pakelti viršų 90 laipsnių, nuimat va šitą žiedą, ištraukit va šitą puslankį, va taip jinai buvo įstatyta, išvalot va šitą grovelę, iš vienos pusės, iš kitos pusės, net ir patarčiau ne tik su šipetuku, bet ir su kokia atsuktuva praeikit va šitą vietą, prasukit mašiną iš kitos pusės, čia bus įtrauktas siūlas. Gabaliukas siūlas, kurį maišo ir mašina dėl to nesukasi. Dabar mašina sukasi, va, lengvai, ir vėl sudedam viską atgal. Vėl pusė žiedos ten, pusė ten, va tai va, pusminulis čia. Dabar ant tos dvi špilkos, va tos pataiko dvi skylutės, ieško tą padėtį, kur užsifiksuos, va, užsifiksavo ir uždaryt atgal. Viskas. Statom rytis gaubtą, čia net ir patogiau statyti, negu iš viršaus. Statom rytis gaubtą, ištraukiam į viršų apatinį siūlą, dangtelę dar tik tai uždarysiu. Taip, uždariau, statau mašiną atgal. Taip, viską įstatyta, liko įverti siūlą ir vėl pradėti siūt. Mašina sukasi laisvai, reiškia gerai išvalot. Jeigu nelaisvai sukasi, tiesiog valykit dar kartą kažką blogai išvalytą. Šiaip mašina stipri. Niekas su joje neatsitinka, išsikirto, išvalot, įverėt siūlą iš naujo ir bandot siūt. Dažniausiai tai būna dėl to, kad vartotojas neprilaikant siūlų pradeda siūt. Pirmą dygsnį jūs turit laikyti. Tai reiškia, dar kartą kartoju, dabar ir dar kartą parodysiu. Jūs turit prilaikant siūlų, kojelę pakeltą viršų, įsmeigt adatą į medžiagą. Po to nuleist kojelę žemyn. Ir prilaikant siūlų, padaryti 2-3 dygsniai. Galit padaryti tai su ranka. Kadangi nėra patirties, tai nerizikuokit su varikliu. Prilaikant siūlų, įsmeigt adatą, nuleist kojelę, laikyti siūlų pradžioj. Jeigu jums kilpoja apačioj, tai arba neįvertas siūlas ir reguliatoriai, nepataikit tarp plokštelių, o pataikit kažkur tai ten. Arba laisvas reguliatorius, kažkas atsuka šitą reguliatorių, jisai laisvas ir tada gali ir užsikirti, ir apačioj kilpoti. Tai reiškia, jeigu pas jūs, keista, bet jinai siuva. Va, jeigu atsiranda va tokių mazgų, matot kaip siuva, su mazgais, tai reikia priveržti pusę apsisukimų, dar pusę apsisukimų. Jeigu reguliatoriai su skaičiais, čia nėra skaičių, tai tada po vieną skaičių didinat. Šiuo metu čia reguliatoriai su smulku sriegiu, tai kad kažką tai pakeisti, reikia pasukti pusę apsisukimų. Bandam siūt ir tikrinam, kaip mums pavyko. Tas pats, žinot, nekilpoja dar apsisukimą, nes, tikrai kilpos daug, tai dar apsisukimą didinam. O, jau geriau. Va šitas dygsnis jau geresnis. Paimsim kitą medžiagą, švari ir nauja, ir pažiūrėsim, kaip tai mums viską atrodo. Prilaikant siūlų, įsmeigt adatą, nuleist kojelę, laikyti siūlų porą dygsnių. Čia dažniausiai komplektuojamas lenkiškais varikliais ir rheostatais, tai jinai puikiai reguliuoja greitį, galit lėčiau siūt, galit greičiau, kaip jums patogu. Aš iš įpročių siūnu greitį, nes aš kaip skubu. Prasiuva viską ir plona ir stora. Jūs galėsit, jeigu mašina gerai sureguliuota, jūs galit siūt, pavyzdžiui, 20 sluoksnių lyno
Vat aš lyno paimsiu dabar, porą gabaliukų. Tuo vienodo dydžio paimsiu porą gabalų lynų. Žiūrėkit, lankstau. 2, 4. Lankstau 4, 3 kartus. Tai reiškia 12. Ir 2 kart po kiek ten? 2 kart po 4, 8. 12, 8, 20 sluoksnių. Taip? Siūnam. Zigzagų. Gerai sureguliuota mašina siūlo 20 sluoksnių lynų be jokių praleidimų tiesiai zigzagų. Po to jūs galite pasiūt odą, nieko nekeičiant, va mes siūnam odą dabar. Labai storą baldinę odą, čia 2 sluoksniai zigzagų ir tiesiai. Prilaikant siūlų, įsmeigt adatą, nuleist kojelę, laikyti už siūlus, laikant. Na va. Oda, 20 sluoksnių lyno ir va toks bjaurus trikotažas, va, visiškai va, minkštas, bjaurus, labai šitą medžiagą, nu, prašiausia iš trikotažo, kur galima tik tai įsivaizduoti. Zigzagų. Be praleidimų. Va taip turi siūti siuvimo mašina po remonto. Dar kartą linkėjimus Demokratiniai mokyklai. Ačiū Jums už Jūsų darbą. Ačiū Jums už Jūsų darbą. Su Jumis buvo Grigorij ir OB siuvimo stilius. Sėkmės. Gerų atostogų. Tarkit.